Visai nesenai Instagrame pradėjai rodyti savo veidą. Anksčiau tu slėpdavaisi ir buvo tik tais interjerai, galbūt gražus video ir paveikslėliai. Pats pavadinimas įmonės ir nusako išmanus interjeras. Visą laiką norėjau būti išmanesnė, gudresnė, vienu žingsniu prieki rinkos ir numatyti to, ko tikrai reikia žmonėm ir kas mane pačią veš. Nemėgstu aš kamerų, nemėgstu aš to perdėto dėmesio. Nenoriu, kad mane iš tikrųjų atpažintų žmonės gatvėje, bet dėja matau, kad mūsų verslas negali augti be žmogaus, su kuriuo norėtų susipažinti per Instagramą, Facebooką. Kai aš seku pasaulinio lygio architektus, man yra gera pamatyti jų veidą, gera pasiklausyti jų komentarų apie jų padarytus projektus. Tu sukuri tą nematomą draugystę. Jeigu aš noriu verštis toliau į priekį, aš turiu parodyti draugystę, nes mūsų pasaulis keičiasi. Bet labai sunku. Išjungus kameras arba atsisėdus vienai, užkalbėčiau dantį ir dar parduočiau ką tik nori. O kai įsijungia kameras ir yra auditorija, tikrai turiu tą scenos baimę, turiu drebulį širdį ir kaip ir minėjau, kamera įsijungia, o galvoj beždžionė muša.